dubingių namukų progresas ir kas įdomu, kad ant kiek chebra tobulėja. Pirmą rinko ganėtinai ilgai, karkasiuką antrą per 2 savaitės ir vat, koks rezultatas tai apeis parodys. Čia va, tas pirmasis, kurį rinko ilgai. Įdomu, kad va, darbuotojai net valtį atsivežė pažvėjuoti, kad tai sugeba. Atvežtas jau plokštė fasadai. Šita plokštė medžio plaušas. Šiaip man jinai nėra labai patinkanti, o matot, jinai tokia gan trapi, tai dėl to mes gipsą naudojam. Jos jau negali laikyti kaip konstrukcinės, jokios sutvirtinime, tiesiog grinai nuo vėjo. Teoriškai jau siūlių klijuoti nereikia, nes turi špuntą.